Mes iki gegužės 1 dienos, kaip yra nurodyta Konstitucinio teismo, priėmėm šiandien vyriausybės posėdėje 2 sprendimus, kad esam numatę jau nuo 2016 metų toliau kompensuoti pensijas, kurios buvo sumažintos liberalų ir konservatorių valdymo laikotarpiu dirbantiesiems pensininkams. Ir taip pat, vadovaujantis Konstitucinio teismo sprendimu, šiandien vidaus reikalų ministras pateikė įstatymo projektą dėl darbo užmokesčio sumažintų irgi liberalų ir konservatorių valdymo laikais kompensavimo tvarkos, kuri yra išdėstyta etapais ir kompensavimas turėtų prasidėti nuo 2016 metų ir tęstis iki 2020 metų, arba imtinai 19 metai. Bet noriu pabrėžti, kad šitos kompensacijos nebus taikomos nei ministrui pirmininkui, nei ministrams ir nei politikams. Ar teiksite prezidentei švietimo ministro atsistatydinimo pareiškimą? Šiandien kaip tik susitikau su darbo partijos vadovybės 2 nariais, ponu Gapšiu ir ponu Bukausku. Jie šiandien įteikė man tam tikrą dokumentų paketą. Tas dokumentų paketas yra susijęs su švietimo sistemos tam tikrais programiniais dalykais, kurie yra numatyti vyriausybės programoje ir kurie turėjo būti įgyvendinti arba yra įgyvendinti pradėjus dirbti šitai vyriausybei iki šių metų balandžio 1 dienos. Taip pat yra kai kurie pasiūlymai arba jų pateikti man, kokie liktai nebuvo įgyvendinti reikalavimai, kuriuos kėlė darbo partija, bet tie reikalavimai buvo keliami ir susijęti su vyriausybės programinėmis nuostatomis. Ten dokumentų paketas yra didelis. Taip pat mane informavo, kad su švietimo ir mokslo ministru buvo susitikimas jau anksčiau jų partijos valdybos posėdė, irgi apie tai buvo diskutuojama ir man buvo išsakyta, kad jau tuo metu buvo pasakyta, kad švietimo ir mokslo ministerijos vykdoma programa yra neįgyvendinama ir po to, aišku, persikėlė ta diskusija į tarybą. Aš pasakiau, kad per šią savaitę aš susipažinsiu su jų pateiktais pasiūlymais. Tuos visus pasiūlymus perdaviau savo patarėjams, kurie yra atsakingi už švietimo sistemą ir taip pat vicekancleriui Rimantui Vaitkui, kuris dirbęs švietimo ir mokslo viceministru, kad juos sugretintų ir palygintų su tą mūsų padarytą ankstesnę analizę, ką per 2 metus vyriausybė įgyvendino ir ką nebuvo nuveikusi. Mes tokią analizę esam padarę anksčiau. Ir aišku, tai, kas buvo pasižadėta švietimo ir mokslo ministerijos 2015 metais įgyvendinti tą priemonės, kurios nebuvo įgyvendintos per 2 metus. Tas priemonės įgyvendins dabartinis ministras, jis lieka poste? Jis dėl likimo bus sprendžiama po to, kai bus susipažinta su ta pateikta informacija. Ar reikia pirmiausia sužinoti, ar ta informacija yra teisinga, atsakinga, ar jinai neprasilenkia su tam tikrom kitom nuostatoms, kurios nėra vyriausybės programoje numatytos. Ministrai atsako visi, nežiūrint partiškumo, už vyriausybės programos įgyvendinimą ir vykdymą. Tikrai ne, aš netgi paklausiau, kokia jų yra nuomonė, ar tikrai čia nėra tam tikras jau planas, arba tam tikra plano pradžia dėl pasitraukimo iš valdančiosios daugumos. Buvo labai aiškiai atsakyta vienu balsu, kad jie nesiruošia trauktis iš valdančiosios daugumos ir jie yra nusiteikę dirbti iki kadencijos pabaigos. Kada tiksliai turėsit atsakymą, nes partiečiai tokį ultimatumą pateikia, kad jeigu nebus pono Pavalkio pareiškimo, tai reikalauja politinės tarybos antradienį ir jau tada atstatydinti. Matot, yra 2 variantai, kaip ministrą galima atstatydinti. Vienas variantas, arba pats ministras atsižvelgia jų partijos vadovybės arba tarybos reikalavimus atsistatydinti ir parašo pareiškimą ir jį man atneša. Tada aš teikiu dekretą. Kitas variantas yra toks, jeigu aš aišku, turiu ir galimybę ir savo iniciatyvą teikti, bet aš, kaip pasakiau,
tam, kad teikti, aš kol kas nematau tokių priežasčių. Tai reiškia, kad kitas variantas yra, kuris yra aprašytas mūsų koalicijos sutartyje, kad dėl ministrų teikimo, kada vyksta ministrų skirimas, yra teisė atiduota partijoms, kurios dalyvauja valdančioje daugumoje, jos teikia premjeras pasako, ar tinkama ta kandidatūra ar ne. Tai reiškia, politinė taryba šitą klausimą gali spręsti, kaip buvo kalbama politinė taryboje ir dėl buvusio energetikos ministrų. Jūs šiandien ryte buvo susitikęs su Pavalkiu, sakykit, nes mes jo nepagaunam. O jis šalia stovi? Ką jūs sutarėt bendrai? Jisai atsakys į tą klausimą, gerai, pats. Jis atnešė pareiškimą? Neatnešė. Ne. Ar jisai ką buvo atsinešęs, aš neklausiu, bet mane įtikė. Ačiū. Jūs nematot grėsmės, kad dėl pono Pavalkio gali iškilti grėsmė valdančiai koalicijai? Kol kas nematau. Kol kas tikrai nematau ir mes turime elgtis labai atsakingai. Dar yra tam tikri ir žmogiškumo kriterijai. O norint vadovauti žmogiškumo kriterijais, tai turi būti aiškiai pasakyta, dėl ko reiškia yra priimami tam tikri politiniai sprendimai. Politiniuose žaidimuose aš nedalyvauju. Tai čia jūs paklauskite darbo partijos. Aš kaip susipažinsiu, reiškia, su tais pateiktais pasiūlymais, tai aš galėsiu tada atsakyti klausimą, ar jie tikrai yra pateikti pagrįstai. Ir tada, aš sakiau, bus tie visi pasiūlymai, kurie arba tos kritinės pastabos, kurios yra išsakytos, bus išanalizuotos. Ir aš tada galėsiu labai išsamei jūsų klausimą atsakyti. Gerai? Kitą savaitę. Ačiū. Savo visų pajamų, kitas turi susirasti iš rėmėjų, kai kitos sporto šakos gauna vos ne 90%. O jūs galite paminėti sporto šakas, kurios gauna 90%? Tai čia po pono Špoko reikėtų klausti, gal. Tai aš jums galiu pasakyti taip, kad praeitais metais, pavyzdžiui, iš valstybės įmonių, kuri buvo skiriama finansinė parama sportui, tai krepšinio federacija arba krepšinio, kodėl tik federacija, tai yra ir klubai krepšinio, ir krepšinio lygos yra įvairiausios, taip, ir moterų krepšinio lyga, Lietuvos krepšinio lyga, Lietuvos krepšinio federacija, Žalgirio klubas, Lietuvos Ryto klubas ir taip toliau. Tai galiu pasakyti, kad 80% iš visų tų skirtų paramos lėšų nukeliavo krepšiniai. Ir mes dažnai susilaukim kritikos iš futbolo federacijos, regbio federacijos. Vakar gavau elektroninę žinutę, kad yra grėsmė, kad rankinio federacija gali subankrutuoti, premjerė gelbėkit, pasirašęs federacijos prezidentas. Bet šiemet dar esu aš numatęs, tiesiog pasiūlęs vis dėlto, kad dalis tų lėšų, kurios yra skiriamos kaip parama, būtų skiriama ir kultūriniam sektoriui, mūsų kultūros ir meno žmonėms, dalyvauja įvairiuose netgi valstybinėse programuose, taip pat būtų skiriama žmonėms, kurie yra su negale ir gali atsitikti taip, kad tas pasidalinimas turi būti teisingesnis ir valstybė turi matyti šiek tiek ir didesnį spektrą veiklų, kurioms reikalinga valstybės parama. Matot, aš taip negaliu pasakyti, ar aš esu patenkintas. Aš esu kiekvieną ministrą kritikavęs ir aš galiu kalbėti taip. Yra užduotis suformuluota, yra numatytas terminas ir jeigu ministras atliko savo darbą, įgyvendino vyriausybės programą, tai aš įvertinu teigiamą. Jeigu ministras nesugeba to padaryti, tai jisai tada yra vertinamas neigiamai. Šiandien, galiu pasakyti, ministrė socialinės apsaugos ir darbo labai stengiasi. Tik man labai keista, kai kada mes reikalaujam, kad kai kurie darbai būtų padaryti per 1 arba 2 metus, kurie nebuvo daromi 23 metus. Aš puikiai žinau ir aš pats lankiausi ne vienuose vaikų
globos namuose ir taip toliau. Ir jūs nuvažiuokit ir galim tiesiog išvyką kartu su žurnalistais suorganizuoti ir pamatysim, koks yra gyvenimas, kokios yra sąlygos pasiimti vaiką, ką reikia padaryti ir nuveikti. Nes mano žmonos tėvai kaip tik vieną vaiką yra auginę iš vaikų namų ir aš puikiai žinau, kaip buvo tai daroma, kol galėjo pasimti ir nuosavas namas ir taip toliau, ir išleido mokslus ir taip toliau.